Sveika YouTube, šiandien jums papadysiu video, kaip pasidaryti knatą. Tai jums reikės žirklių, peilių, kokio nors indėlio, kur viską maišysite, su kuo viską išmaišysite pagaliuku ar kur nors, degtukų ir kokio jūsų pasirinktų siūlų. Taigi pradėkime. Su pirma, paimate degtukus ir jūs sukarpote ant popieriaus lapų. Ir šitaip jų daug prikarpote. Po to, kaip sukarpysite, paimkite su peiliu ir sumalkite į dulkeles. Aš jau turiu viską pasidaręs, taigi aš jums nerodysiu, kaip malti. Po to paimat į indėlį, įdedat tuos savo trupinukus ir įpilat kelis lašiukus vandens. Čia viską, kaip matote, turi susimaišės. Va tokia turi gautis tiršta tokia mastė. Ir paimate savo pasirinktą siūlą ir į visą išmirkote jame. Tai va šitaip sudedate. Ir viską ir jį išmaišote jame. Tu paimat ir jį ištiesinat. Tai, va, ir padedate nakčiai jį išdžiūti kokio popieriaus lapą ant kokio radiatoriaus ar kažko. Aš jau, kaip matote, turiu pasidaręs knatą, tai parodysiu, kad pasidėga. Sima degtuką ir jį uždegat. Šitaip turėtų degti jūsų knatas. Jei šitaip visai nereikia, taip padaryti kažką blogai. Taigi, prenumeruokite, subscribykite ir susitiksime kitame video. Sakau visiems sudie.